Nuo pats sezono pradžios rudenį mes beveik kiekvienoje laidoje kalbėjome apie moterų sveikatą, kadangi Pasaulio sveikatos organizacija prašė rugsėjo mėnesį skirti didesnį dėmesį moterų sveikatai. Spalio mėnesį krūties vėžio žinomumo mėnuo ir visada prašydomės, kad ateikite, pasitikrinkite pas savo gydytoją. O artimiausias gydytojas moterims yra moterų gydytojas ir dabar man labai malonu pristatyti medicinos daktarą Gediminą Mečėjų, kuris dirba Vinco Grybo gatvės diagnostikos ir gydymo centre. Gerbiamas daktarė, mes esame toje patalpoje, kur jums tenka operuoti, suteikti, daryti įvairiausias procedūras, tikrinti moteris su įvairiausiomis ligomis. Ir turbūt tikrai reikėtų į kažką atkreipti dėmesį. Na, tai yra iš tikrųjų labai svarbu, reikia suvokti, kad didžioji dalis ligų, ypatingai moteriškų ligų, ginekologinių ligų, pačiai pradžioje neturi jokių simptomų. Moteris jaučiasi gerai. Jinai įsivaizduoja, kad jinai yra graži, mylima, gerai jaučiasi. Ir natūralu, kad šiuo atveju ginekologas neįeina jos režimą dienos ir dienotvarkę. Ir jis skaito, kad pas ginekologą lankytis neverta. Iš tikrųjų labai daug ligų, ypatingai jeigu mes kalbam apie gimdos kaklelį, tai dažnai būna tos lygos, jų pradžia būna absoliučiai be jokio simptomo. Ir labai ilgą laiko tarpą mes pati moteris nežymi jokių skundų, jokių problemų. Ir tik tai tada, kai atsiranda jau problemos, ar tai pakraujavimas, ar kažkokie kiti simptomai, dažnai jau būna pakankamai vėlu. Todėl kiekviena moteris turėtų nuo pat, jeigu kalbant apie gimdos kaklelį, tai nuo pat lytinio gyvenimo pradžios, o manau, kad ir mergaitės, mamos turėtų savo dukras, savo mergaitės, esant bet kokiom problemom, ar tai mėnesinės vėluoja, ar tai kažkoks nemalonus jausmas pilvo apatinėje dalyje, vesti pas ginekologą ir aišku, reikia lankytis pas ginekologą, bent jau iki vėlyvos senatvės. Gerbiamas daktarė, kai mes anonsavome mūsų laidą, kurioje jūs kalbėjote, išgirdome daugybę padėkų jums. Man tiesiog buvo labai malonu, kad skambino mums moteris, kurias jūs operavot, kurioms grąžinot sveikatą, netgi buvo tokių, kurios sakė, kad jūs išgelbėjot gyvybę, taigi mums labai malonu perduoti jums tas padėkas moterų, tikrai daugybės moterų padėkas jums. Fantastika, ačiū. Ir kartu dar paprašyti apie tai, jūs šiek tiek pakalbėjome apie jaunų moterų, tokį pastovų kontaktą, bendravimą su akušeriu ginekologu, bet yra dar viena grupė moterų, kurios apie tarp 40-50 metų ir vėliau, kurios tikrai žymiai rečiau eina pas gydytoją ginekologą ir net atsiradus kažkokiems nelabai kažkokiems maloniems pojūčiams, galvoju, gal praeis, gal būna turbūt jums irgi tokių atvejų, matot vos ne kasdien. Ne, tai iš tikrųjų jaunesnės merginos moterys yra šiek tiek drąsesnės ir jos kartais eina pas ginekologą netgi greičiau, kaip, sakykime, tos vidutinio amžiaus moteriškės, brandaus amžiaus moteriškės, moteris, kurios, sakykime, kai atsiranda tam tikros problemos, dažnai apie 45-55 gyvenimo metus savo problemos nurašo šitam pereinamajam laikotarpiai. Na ir dažna moteris savo pagalvoja, kad praeis šitie keli metai, čia yra šito laikotarpio problema pati išsispręs ir kodėl man kažkur tai eiti, kažkur tai kreiptis. Ir tikrai dalis moterų tada jau kai kreipiasi, matydama, kad ta problema neįsisprendžia arba tiesiog šitą problemą ar kraujavimai, ar šlapimo nelaikymas, tai tiek trukdyti gyvenimui, kad jo nebeturi kur nedingti, kartais būna pakankamai vėlu ir sunku koreguoti ir sunku gydyti. Be abejo, gerbiamas daktaras, turbūt operacijos visi mes prisibijome ir jeigu jūs pasakote, kad reikalinga chirurginė intervencija, be abejo, moteris, o Jėzau. O kaip iš tikrųjų galime jas nuraminti, kad jūs galite labai padėti? Kai yra rekomenduojama operacija, dažna moteris iš tikrųjų bijo. Bijo operacijos dėl kelių dalykų. Pirmas dalykas bijo apie tai, ar tai bus sudėtinga operacija, ar tai jinai sunkiai atsigaus, ar tai yra didelė rizika jos gyvybei netgi, o pati operacija. Galima nuraminti šitas pacientės, kad didžioji dalis dabar atliekamų operacijų yra pakankamai saugios, tiek narkozė, tiek pati operacija. Galų gale naujos technologijos leido padaryti tai, kad mes galime išoperuoti, atlikti veiksmus, chirurginius veiksmus ant to organo taikinio ir stengtis nepažeisti jokių kitų papildomų organų. Tai yra pirmas dalykas. Tai yra laparoskopija.
Tai yra per tam tikras mažas skylutes pilve, tai yra histeroskopija, kai operuojame per makštį, tada viso jokio pjūvio nėra. Taip pat yra operacijos, kurios liekamas tik per makštį, kai pilvas lieka sveikas. Tai mes operuojam ten, kur yra problema. Na ir aišku, dar operacijos sėkmė ir operavimo metodas priklauso labai nuo ir patologijos dydžio arba patologijos užleistumo. Aišku, kuo patologija yra labiau užleista, kuo dariniai pilvo ertmė yra didesni, tuo mes chirurgai, operuojantis gydytojai, esame labiau apriboti šitos didelės patologijos. Aišku, stengiamės netgi tokiais atvejais atlikti kaip galima labiau tausojančias operacijas, tačiau tada gaunasi šiek tiek daugiau papildomų technikinių problemų. Natūralu, daugiau galima tikėtis ir komplikacijų, ir problemų po operacijos. Natūralu, jeigu moteris apsilanko, dažnai lankosi, reguliariai lankosi, bent jau kartą metuose pas akušerį ir ginekologą, tai mes galime patologiją atrasti pačioj pradžioj ir tokiu atveju galima labai gerai pagelbėti pacientį su minimalia invazija ir minimaliu įsikišimu į moters organizmą. Dabar labai noriu paprašyti daktaro, ar jūs galėtumėt pabendrauti su mūsų žiūrovėmis, mūsų laidos tokia tradicija, pasibaigus laidai iki 11 valandos, jūs galite paskambinti telefonu 8624 00066 ir gydytojai pabendrauja su moterimis. Galėtumėt šiandien padaryti tokią dovaną mūsų moterims? Moterimis visada gali tokią dovaną padaryti.